Savaitinė Forex rinkos apžvalga pristato Forex faktorius. Ateinančią savaitę itin svarbių ekonominių pranešimų, ypatingai iš Amerikos, nesulauksime. Daugiau iš tikrųjų rinką judins eurozonos pranešimai. Na ir greičiausiai jau nuo geopolitinių įtampų šiek tiek investuotojai atsitrauks, kadangi jos vis dar liks mūsų priešakyje iki pat greičiausiai prezidento rinkimų gegužės 25, kurie vyks Kijeve. Na ir iki to laiko greičiausiai jau investuotojai dabar jau kreips dėmesį į ekonominę situaciją, ekonominius rodiklius. Praėjusią savaitę buvo ypatingai svarbi investuotojams, ypatingai trečiadienio diena sukėlė didelį volatilumą rinkose, kadangi Federalinio rezervų banko vadovė Janet Yellen sumažino obligacijų supirkimo programą dar 10 milijardų dolerių. Na ir aišku pasisakė, kad šiemet ketinama visiškai stabdyti monetarinio stimulo programą ir netgi nuo kitų metų buvo užsiminta apie palūkanų normos didinimą. Na, tas rinkose aišku sukėlė didelę dolerio brangimo reakciją, bet ta reakcija buvo tik tai tos dienos. Kitą dieną rinka šiek tiek apstojo, na ir iš tikrųjų, lyginant su ta naujiena, kokia jinai išėjo, jinai nesukėlė labai didelės audros rinkose. Euras doleris kritimas ribotas, kaip ir kalbėjome praeitą savaitę, dėl to, kad investuotojai vis dėlto dar renkasi investuoti į europinės aktyvus, tai sakykime ir europinių akcijų brangimas ir matome dėl to euro paklausa išlieka didelė dabartiniu metu. Ateinančią savaitę taip pat svarbu stebėti eurozonos rodiklius, mes turėsime užsakymo vadybininko indeksą skelbimą, Vokietijos reiškiasi IFO rodikliai, tai yra verslo pasitikėjimą rodantis rodikliai. Neseniai pasirodė ZEV instituto verslo sentimentus rodantis indeksas gerokai sumažėjo ir tai signalas apie galimą Vokietijos ekonominį sulėtėjimą. Na ir dabar, sakykime, ateinantį savaitę parodys dar daugiau platesnį eurozonos paveikslą, yra tikimasi, prognozuojama tiksliau, kad eurozonos ekonomika šiek tiek gali prilėtėti. Na ir jeigu, sakykime, matysim prastesnius eurozonos rodiklius, greičiausiai euras doleris pramuš, reiškiasi dabartinį artimiausią palaikymą 3,750, tačiau jeigu eurozonos rodikliai nenustebins kažkaip tai neigiamai, pora labai gali grįžti į virš 1,3850 lygio. Na ir tiesioginės užsienio investicijos, kaip ir minėjau, europinių akcijų paklausa išlieka stipri, tas iš tikrųjų stabdo euro dolerio poros didesnį kritimą. Aišku, praėjusią savaitę Mario Dragis, centrinio banko vadovas, išreiškė susirūpinimą dėl žemos infliacijos ir tai yra vienas iš tokių faktorių, kuris neigiamai veikia eurą. Žiūrint į Anglijos svarą, na kaip ir minėjom, ir praėjusią savaitę vis dar išlieka Anglijos svaro rekordinis kiekis long pozicijų pagal Commodity Futures Trading komisijos duomenys. Na ir kada yra rekordinis long pozicijų kiekis, pritraukti vis naujų pirkėjų darosi sunkoka, investuotojai ilgalaikiai pradeda po truputį fiksuoti pelnus iš long pozicijų, na ir automatiškai svaras pradėjo korekciją ir greičiausiai ta korekcija gali tęstis ir ateinančią savaitę. Ateinančią savaitę turėsime Anglijoje svarbių pranešimų, tai yra Anglijos vartotojų kainos, mažmeniniai pardavimai, va tie daugiausiai ir judins svaro dolerio valiutų porą. Ir jeigu šitie rodikliai pasirodys, sakykime, prastesni, na, svaras greičiausiai turėtų dar labiau pykti, tai yra koreguotis dolerio atžvilgių ir kitų valiutų atžvilgių. Doleris su Kanados doleriu iš tikrųjų labai gražus ralis tęsiasi iki pusės savaitės, kada trečiadienį paskelbė amerikiečiai apie monetarinius stimulus, viena iš labiausiai kilusių valiutų porų yra doleris Kanados doleris. Tačiau pagal naujausius CFTC duomenis mes matome, kad long pozicijų kiekis yra iš tikrųjų labai didelis, ekstremaliai didelis ir dabar yra laikas greičiausiai dideliai korekcijai. Vis dėlto kol kas dabartinis kritimas USD-CAD poroje įtakotas Kanados doleriui palankių naujienų, jis yra tik tais korekcija ir jeigu mes matysim, kad pora išsilaiko virš 1,100 lygio, vis dėlto išlieka kilimo tendencija ir greitų laikų greičiausiai matysim USD Kanados dolerį vėl grįžtant prie aukštumų buvusių. Taigi ir ateinant, aišku, savaitė labai svarbi Japonijai. Japoniški aktyvai po truputį išpardavinėjami ir dėl to prognozuojam, kad doleris jena galimai smuks ir netgi visos valiutų poros, kurios yra su Japonijos jena, gali gerokai smukti. Kilimui dolerio jenos porai stabdo iš tikrųjų kilimą, tai tas, kad 10 metų JAV obligacijų pajamingumas mažėja, jisai siekia 2,5% ir penktadienį dar po truputį pradėjo mažėti. Ateinantį savaitę parodys Japonijos realią ekonominę būklę,
tai turėsim smulkaus verslo pasitikėjimas, namų ūkių išlaidavimas, bedarbystės lygis, mažmeniai pardavimai, vartotojų kainos, tai yra infliaciniai rodikliai, mažmenių pardavimų rodikliai, svarbiausi Japonijos rodikliai. Ir iš tikrųjų prognozuojama, kad Japonijos augimas po truputį lėtėja, kadangi balandžio 1 dieną bus padidintas vartojimo mokestis, tai yra PVM mokestis, greičiausiai iki to laiko investuotojai pro truputį atsikratinės japoniškų aktyvų, na ir dėl tos priežasties greičiausiai sulauksime dolerio, Japonijos jenos ir visų valiutų porų, kurios krosinių valiutų porų su jena, kritimo. Tai iš tikrųjų dabar pasižiūrėsime visas valiutų poras iš techninės analizės pusės. Na, pirmiausia, norėčiau pradėti nuo dolerio indekso. Dolerio indeksas praėjusios savaitės prognozė gražiai išsipildė. Mes turėjome stiprų dvigubą dugną. Nepriejus prie dvigubo dugno, net nebesulaukėme pleišto pramušimo žemyn, kuris patvirtintų pilną rinkos išsikvėpimą, tačiau buvo labai stiprios naujienos, kurios lėmė dolerio brangimą. Tai yra trečiadienis labai stiprus dolerio brangimas. Turėjome ir reiškiasi kanalinį judėjimo kanalas dažniausiai transformuojasi į intervalus. Na ir šiuo atveju intervalo viršus yra ties kaina 80-60. 80-60 artimiausias stiprus pasipriešinimas dolerio indekso, reiškiasi kotiruotį, tačiau šiaip reikėtų laukti kilimo iki 81-65. Vis dar judame intervale, aišku, yra pirkimas nuo žemiausio taško, pardavimas nuo aukščiausio taško, viduje šitoj vietoj pirkti yra galimybė, tiesiog reikėtų artimiausiu metu dolerio indekso sulaukti korekcijos, na ir korekcijos metu buliai greičiausiai lauks dvigubo dugno formuotės, na ir artimiausias dvigubas dugnas yra štai šitoje vietoje, ties 80,05, reikėtų sulaukti signalinio baro, 80-10, atsiprašau, štai šitoje zonoje ieškoti pirkimo pozicijų, žinoma, reikėtų sulaukti barų formuočių, kurios patvirtintų pirkimą šitoje vietoje. Kol kas šitas kritimas, kuris vyksta dabar, na, jisai šiokią tokią korekciją žymintis, tai nėra signalas apie rinkos kažkokį tai apsisukimą arba dolerio silpnėjimą. Turime korekciją, turime 1, 2, 3, 4 jau paspaudimus žemyn, jie labai yra nežymus, todėl galimas netgi ir šitokio kanalo pramušimas žemyn. Jeigu šį kanalą pramuštų kainą žemyn, tai būtų labai dažna situacija, kad būtų melagingas pramušimas, štai čia buliai lauktų dvigubo dugno ir čia yra signalas su maža rizika ir pakankamai gerų pelno santykių suprekiauti. Pelnas, kaip ir minėjau, ties 81,50 yra galima pelno zona ir kadangi fundamentika Amerikai palanki, greičiausiai ten ir lauksime dolerio indekso buvimo ties tuo lygiu. Taigi, kainai pramušus štai šitą kanalą, reikia laukti signalinio baro ir daryti pirkimo pozicijas, na, yra rekomenduojama, tačiau jeigu rinka pramuš 80,00 zoną žemyn, na, greičiausiai grįšime į krentančią tendenciją. Tai 80,00 ir 80,10 yra ta zona, kuri yra kaip ašis rodanti galimą tendencijos pasikeitimą. Jeigu grįš atgal žemiau štai šito lygio pora, greičiausiai turėsime atgal kritimą iki 79,50. Vėlgi bus neblogas pardavimo signalas, su nedidelė rizika bus galima užeiti pozicijas, rizika už artimiausios žemų viršūnės, o pelnas, na, iki 79,50. Pakankamai nebloga vieta, sakyčiau, pardavėjams. Euras doleris valiutų pora, na, jinai išlieka iš tikrųjų jau kokį pusę metų mes matome, iš tikrųjų euras doleris neturi aiškios krypties, negalima pasakyti, kad kažkoks tai kilimas jis yra kylantis trendas arba kritimas yra krentantis trendas, vis dėlto rinkui yra panašus bulių meškų kiekis, ypatingai šiuo momentu, kada ir Amerikai palankus rezultatai, na ir eurozonai nėra tokie blogi rezultatai. Kaip minėjau, investicijos tiesioginės į eurozoną išlieka labai didelės, europinių akcijų paklausa yra tikrai labai žymi. Na ir tas iš tikrųjų stabdo euro dolerio, reiškiasi, pigimą, euro dolerio pigimą. Ir pastarosios, aišku, praėjusią savaitę parodė žymesnį kritimą, po tokių naujienų iš Amerikos galėjome to ir tikėtis, tačiau vis dėlto tai yra tik viena savaitė po iš eilės 6 savaičių kilimo, viena savaitė kritimui, kol kas mes tą kritimą galėtume vadinti tik tais kaip po korekciją, bet kadangi kritimas buvo pakankamai stiprus, rinka po truputį išeidinėja iš kanalo, daily grafike galima laukti iš kanalo perėjimo į kanalinį, tai yra iš kanalo išėjo
per breakoutą. Turime breakoutą. Štai čia yra breakouto ciklas, mikro breakoutas. Po breakouto mes laukiame kanalinio judėjimo. Tai artimiausia galimybė pardavimams yra jau artimiausių metų. Na, jeigu, sakykime, štai šitą rinką viršūnę įveiktų, štai čia dviguba viršūnė kitam artimiausiam pardavimo signalui. Na ir po breakouto rinka greičiausiai jau judės kanalu. Kanalas gali būti toks, gali būti platesnis. Kanalas jisai rodo silpną trendą ir tas yra labai tikėtina, kad turėsime kanalinį judėjimą. Jau ir dabar yra signalų, kad rinka po tokio breakouto greičiausiai perės į kanalą ir tas kanalas greičiausiai sudarys sąlygą pardavėjams imti pelną. Artimiausias pelnas būtų ties kaina 3700. Na, o 3700 pramušimo atveju 3650. Šiaip tai netgi reikėtų laukti ties 3650. 3650 yra, na, stiprus palaikymas artimiausių metų. Tai va šitas lygis jisai kaip stiprus palaikymas pardavėjų tikslas. Ties šituo lygiu galima didesnė korekcija, na ir tada kritimas iki 3550. Tai, bet kritimas tai, kaip ir minėjau, nėra labai stiprus krendantis trendas, nėra trendas, tai yra daugiau mikrotrendas, todėl pardavėjų tikslai turėtų būti, na, riboti, nereikėtų užsidėti kažkokių tai dabar kol kas labai didelių pelno tikslų. Artimiausių metų pardavimo jau vertėtų ieškoti ir pardavimo signalų reikėtų ieškoti pagal 15 minučių grafiką, kadangi dabartinis judėjimas 15 minučių grafike tai nėra, reiškiasi, kilimo trendas, tai yra tiesiog kylantis mikro kanalas, kuris yra štai šitos kritimo bangos korekcija, na ir jo pramušimo atveju žemyn jau būtų galima užeiti į pardavimo pozicijas. Na, pardavėjų stop lossas turėtų būti virš viršūnės, pelno tikslas, kaip ir minėjau, 3650 lygis. Na, o jeigu štai šitą kanalą rinka pramuštų į viršų, pramušimas dažniausiai tokių kanalų būna melagingas, pramušimo atveju sekantis pardavimas ties kaina žemiau 3850. Reikėtų sulaukti signalinio baro ir su nedidelė rizika užeiti į pardavimo pozicijas. Pardavimo pozicijų pelno tikslas 3650. Taigi, iš tikrųjų, geriau yra ieškoti pardavimo pozicijų. Aišku, tokiuose momentuose galima imti ir stiprius buy signalus. Tarkim, šitoje vietoje ties kaina 3700 galimas, jeigu sulauksime stipresnio signalinio baro pirkimas, jisai bus laikinas pagal trendinę liniją, pagal turime breakoutą. Štai čia, jeigu pasiteisins kanalo prognozė štai šitoje vietoje, tai tiesiog tas kritimas, po kritimo buy sandariaus tikslas būtų iki trendinės linijos. Nuo trendinės linijos vėl ieškoti sekančio pardavimo ir kitaip iki 3650. Manau, kad ateinančios savaitės tikslas būtų logiška sulaukti 3650. Jeigu 3650 lygis būtų įveiktas, na, 3600 stiprus palaikymas euro dolerio poroj ir tai jau būtų savaitinis tikslas. S&P 500 didžiausių bendrovių Amerikos akcijų indeksas, jisai, vėlgi mes turėjome labai stiprų breakoutą, breakoutas perėjo į kanalą, kanalas jisai rodo trendo silpnėjimą, po truputį susilygino bulių meškų kiekis, turėjome kanalo bandymą pramušti viršų, rinkos išsikvėpimą, didesnė korekcija, kuri po kanalo dažniausiai rinka persitransformuoja į intervalinį judėjimą ir tik tada mes dažniausiai sulaukiam trendo pasikeitimo. Toks kainos judėjimas, toks kainos elgesys jisai rodo apie galimą rinkos išsikvėpimą. Ir štai čia mes greičiausiai judėsime intervale. Intervale geriausias yra signalas parduoti nuo aukščiausio taško, pirkti nuo žemiausio taško. Dėl to artimiausių metų va šitoje vietoje prisirišti prie šitos kilimo tendencijos nelabai būtų protinga. Yra daug geriau ieškoti pardavimo signalų. Tačiau tie pardavimo signalai turėtų būti kur kas aukštesnėje vietoje, kad būtų nedidelė rizika ir galimas geras pelno santykis, tai užėjimo taškus, aišku, geriausia laukti pagal valandinį grafiką. Na ir valandinėme grafike reikėtų palaukti korekcijas. Šituo metu parduoti, na, būtų pakankamai didelė rizika, bet iš tikrųjų vis tiek mažą lotą būtų galima šitoje vietoje parduoti, nedidelių lotų, kadangi stop lossas reikalingas 250 punktų, pelno tikslas 250. 1:1 pelno nuostolio santykis. Čia reikėtų, jeigu jau taip pardavimą planuoti, na, nedidelių kontraktų, kadangi breakoutas pakankamai stiprus. Tačiau galima sulaukti ir grįžimo ties geresnė kaina. Kilimo atveju ieškoti pardavimo ties 1.865, 1.868 kaina. Na ir jeigu šitą lygį pramuštų, dar vienas iš pardavimų šitoje vietoje. Paskutinis pardavimas geriausia kaina, todėl jį būtų galima daryti šiek tiek didesnį. Na, pelno tikslas yra 1.830. Ties 1.830 nukritimo atveju, štai šitas kritimas
kritimas tai nėra krentantis trendas, krentanti banga intervale, sulaukti signalinio baro, na ir su signalinio baro sulaukimu daryti pirkimus su nedidelė rizika, na ir pelno santykis jau tada būtų kažkur tai link buvusių prieš tai viršūnių, netgi galbūt šiek tiek žemesnis, kadangi mes jau turėsime po truputį signalą apie rinkos viršūnių nesuformavimą ir apie galimą trendo pasikeitimą. Taigi tokia prognozė su S&P 500 indeksu. Galima pasižiūrėti į Naujosios Zelandijos dolerį. Tai yra viena irgi tokių įdomiausių valiutų parų. Pastaruoju metu Naujoji Zelandija didina palūkanų normas ir greičiausiai, jeigu dolerio brangimo mes, sakykime, prognozuojame sulaukti euro dolerio poroj, bendro dolerio indekso brangimo, jisai greičiausiai brangs lėtai dolerio indeksas, tai Naujosios Zelandijos doleris viena iš tų valiutų, kur yra greičiausiai patraukliausia, kadangi, kaip minėjom, iš geopolitinės, jeigu įtampos perėsim prie ekonominių rodiklių, prie monetarinės politikos, tai Naujosios Zelandijos doleris viena patraukliausių valiutų, kadangi Centrinis bankas aiškiai pasisakė už tai, kad artimiausių metų taip pat ketina didinti palūkanų normas, ekonominiai rezultatai pakankamai geri. Na, todėl reikėtų ieškoti Naujosios Zelandijos dolerio pirkimo. Vien iš palūkanų normų skirtumą mes matome Naujosios Zelandijos doleris su Japonijos jena, su doleriu. Na, turime siaurą kanalą, siaurų kanalų judėdami mes suprantam, kad tai yra vis tiek stiprus bulių dominavimas rinkui. Kanalai dažniausiai platėja, plokštėja laiko einant. Na ir dabar mes matome po truputį, kad rinka pasiruošusi greičiausiai didesniai korekcijai. Na ir korekcijos atveju, bet kokiu atveju ieškoti pirkimo pozicijų, na ir artimiausias pirkimas ties kaina 8,450, buliams tai yra dvigubo dugno formuoti, sulaukti gražaus reikėtų iš tikrųjų signalinio baro ir su nedidelė rizika ieškoti užėjimo taškų iki pat prieš tai buvusių viršūnių. Nereikėtų pasiduoti štai šitai kritimo tendencijai, tai nėra kritimo tendencija, tai tiesiog krentanti banga ir krentanti banga kylančiam trendė, jinai nesako, kad reikėtų ieškoti pardavimo pozicijų. Iš tikrųjų, netgi artimiausių metų mes matome stiprų palaikymą ir šitoje vietoje. Tokio palaikymo pramušimas dažnai gali būti melagingas, kaip ir buvo štai šitoje vietoje bandymas pramušti. Melagingas, todėl ieškoti pirkimo signalų jau būtų galima ir ties kaina 8,500. Žinoma, reikėtų sulaukti signalinio baro. Šį lygį pramušus, sekantis pirkimas ties 8,450. Štai šitoje vietoje, na ir pelno santykis yra ties 8,630. Todėl pelno nuostolio santykis pirkėjams yra pakankamai palankus, trendas yra stiprus, fundamentika palanki, na ir Naujosios Zelandijos doleriui reikėtų ieškoti pirkimo pozicijų. Doleris su Kanados doleriu. Na, Kanados palankios naujienos šiek tiek privertė rinką stiprinti Kanados dolerį, tačiau tas stiprėjimas buvo labai laikinas, 4 valandų USD Kanados dolerio valiutų poros smukimas ir vėl grįžimas atgal į kylančią tendencijų. Mes turime 4 metų aukštumas, USD Kanados dolerio poroje simetrinio trikampio pramušimas į viršų, jisai lemia kilimą, turėtų lemti kilimą iki kažkur tai kainos 1,1400, tai yra dar 200 punktų kilimo galima laukti, tačiau ateinančios savaitės pradžioj galima ir šiek tiek didesnė korekcija. Korekcijos metu nieko nereikėtų per daug galvoti, ieškoti tiesiog vis tiek pirkimo signalų, tai yra ieškoti dvigubų dugnų, tai artimiausias dvigubos dugnas štai šitoje vietoje, ties 1,1500. Na ir jeigu pora išsilaikys virš 1,100, stoplosai turėtų stovėti žemiau 1,100. Kadangi šitas lygis yra kaip ašis, kuri rodo tendenciją, jeigu rinka grįžtų atgal iš šitą intervalinį judėjimą žemiau 1,100, na, greičiausiai turėtume dar gilesnę korekciją. Dabar artimiausio kritimo atveju reikėtų ieškoti tiesiog pirkimo pozicijų su nedidelė rizika ir pelno santykis iki buvusių viršūnių ir, kaip ir minėjau, 1,1400. Todėl 1,150 yra vienas iš tokių artimiausių pirkimo signalų, 1,100 yra dar sekantis pirkimo signalas. Dėl to bet kokį kritimą buliai greičiausiai išnaudos pirkimo pozicijoms. Po šito kritimo pirkimus dabar ieškoti irgi būtų galima, net ir
ir iš karto būtų galima daryti pirkimus, tačiau jau čia yra mažesnės tikimybės sandoris, kad jisai atidirbs. Greičiausiai sulauksime didesnės korekcijos, čia pirkti iš karto nerekomenduoju, rekomenduoju palaukti iki 1.150 korekcijos ir čia bus, manau, tikrai neblogas signalas pardavimams. GBP USD valiutų pora mes matome, kad vienas iš labiausiai smukusių, tai buvo GBP USD valiutų pora dėl iš tikrųjų nepalankių naujienų Anglijai ir jeigu ateinančią savaitę vėl naujienos Anglijai bus nepalankios, na, investuotojai bus greičiausiai priversti fiksuoti long pozicijas, kurios yra pakankamai rekordiniam kiekyje. Jau matome rinkos apsisukimo signalų nemažai, rinka vis dar juda kanalu ir dabar greičiausias bus perėjimas šito kanalo pramušimas, lemtų rinkos perėjimą į intervalinį judėjimą. Intervalo dugnas yra ties kaina 6250. 6200, štai šitoje zonoje reikėtų sulaukti signalinio baro ir pirkti, tačiau tai yra dar labai toli, čia tokia daugiau ilgalaikė prognozė, o artimiausių metų iš tikrųjų reikėtų laukti pardavimų ir aišku reikėtų sulaukti Anglijos naujienų, kurios patvirtintų, kad tikrai Anglijoje ekonominė situacija po truputį ekonominis augimas lėtėja, tai būtų vienas iš signalų ieškoti pardavimų, kadangi jau dabar yra GBP USD prie pakankamai stipraus palaikymo, o šiaip svaras doleris valandinėme grafike palaukus didesnių korekcijų būtų verta ieškoti pardavimo signalų ir šiaip iš tikrųjų artimiausias pardavimo pozicijas aš matau ties kaina 6550. 6550, štai čia su nedidelė rizika ieškoti pardavimo signalų, užėjimo į pardavimus. Dabartiniu metu mes matome, reiškiasi, kaip sunkiai meškos prasimuša į naujas žemumas, kadangi yra pakankamai stiprus palaikymas ir čia galima lemti didesnę korekciją. Todėl pardavimo pozicijų siūlau ieškoti apie kainą 6550 su nedideliu stop lossu, na ir pelno santykis galėtų būti, kaip ir minėjau, dieniniam grafike 6250, tai yra pirkėjų pardavėjų tikslas, na ir nuo čia greičiausiai rinka grįš vėlgi nauji svaro dolerio buliai. Tai viena iš tokių valiutų porų, kuri tikrai, na, laukia didesnės korekcijos, tai yra svaras doleris, na ir doleris Japonijos jena, tai yra viena taip pat iš įdomiausių valiutų porų šiuo metu. Doleris, kaip matote, labai laikinai stiprėjo prieš Japonijos jeną po tokių naujienų, kad amerikiečiai mažina monetarinius stimulus. Japonijos obligacijų supirkimo programos, Japonijos monetariniai stimulai išlieka pakankamai dideli, tačiau nuo balandžio 1-osios primenam, kad Japonai didina vartojimo mokestį ir tai iš tikrųjų greičiausiai sulėtins ekonominį augimą, kuris jau ir dabar yra šiek tiek sulėtėjęs. Ateinančią savaitę turėsime daugiau Japonijos ekonomikos paveikslo, kadangi bus skelbiamas svarbus pranešimai ir mažmeniniai pardavimai ir infliacijos rodikliai. Na ir jeigu jie rodys lėtėjimą, greičiausiai investuotojai išsipardavinės japoniškus aktyvus, ką mes matome ir su Nikkeijaus indeksu, jisai tikrai ženkliai smunka ir tai gali smukdyti dolerį Japonijos jeną. Tai doleris Japonijos jena kol kas mes negalime pasakyti, kad štai šitas skilimas yra kylantis trendas, tai yra tiesiog tik tai skylanti banga intervale. Absoliutiškai intervališkas yra dolerio Japonijos jenos judėjimas pastaruoju metu. Jeigu ir kiltų doleris Japonijos jena, tai kilimas būtų greičiausiai iki 103.50 ir nuo štai čia vėlgi reikėtų ieškoti short pozicijų, o šiaip artimiausių metų aš jau vėlgi laukiu short pozicijų ir jeigu tik tais rinka prasimuš pro štai šitą žemumą, ties kaina 102.00, jeigu rinka pramuš 102.00 zoną, mes laukiame pardavimo, tai bus nedidelės rizikos sandoriai, kadangi stop lossas bus už prieš tai buvusių žemumų, nes po tokio agresyvaus kilimo yra nenormalu, kada kaina taip sustoja, kainos elgesys yra, na, neadekvatus fundamentikai iš Amerikos atėjusiai, tai štai šito lygio pramušimo atveju iš karto galimos short pozicijos, na ir pelno tikslas pirmiausia tai yra 101.50, o šiaip tai jau šį kartą pelno tikslą reikėtų galvoti ties kažkur tai kaina 99.00, na, tai yra ateinančios savaitės kažkur tai pelno tikslas 99.00, na, tiesiog laukiu kainos kritimo žemiau šimtinio lygio. Tai yra fundamentaliai logiškas pelno tikslas, na ir aišku iki balandžio 1 greičiausiai dolerį Japonijos jeną, na tikrai bus sunku kilti. Dėl to vienas iš tokių sandorių, kur tikrai manau būtų galima neblogai suprekiauti. Jeigu pasižiūrėjus į aukso grafiką, mes matome taip pat auksas po truputį išsikvėpinėja, reiškia, štai šitas kilimas pasiekė stiprų pasipriešinimą.
dieninėme grafike, tai buvo ties kaina 1.380, kažkur tai panašiai, ties 1400 dolerių už unciją, auksas sulaukė stipraus pasipriešinimo ir dabartinis kritimas, tai tiesiog nėra krentantis trendas, tai yra daugiau krentanti banga kylančioje tendencijoje. Aišku, mes turėjome kanalinį judėjimą, kanalą pramušė žemyn rinką, na ir kanalas tiesiog dažniausiai transformuojasi į intervalus. Ir ant intervalo štai šitoje vietoje galimas jau ir yra dugnas. Turėjome rinkos išsikvėpimą, valandinėme grafike pakankamai ženkliai meškos išsikvėpė šitoje vietoje. Yra galimos pirkimo pozicijos net ir netidėliotinos. Žinoma, šiuo atveju reikėtų stoploso jau didesnio, žemiau štai šitų žemumų. Na, o jeigu kaina nukristų iki 1.320, dar kartelį būtų galima sulaukus signalinio baro, kad jau rinka išsikvėpė pirkti ir pelno tikslas galėtų būti prieš tai buvusios viršūnės. Greičiausiai, kadangi mes turėjome kanalinį judėjimą, kanalai dažniausiai transformuojasi į intervalus, na ir intervalo viršus ties kaina 1.385. Taigi, sėkmės visiems, ateinančią savaitę valdykite riziką,